Sveikutė Ieva. Toks jausmas, kad kai praeitą kartą atsisveikiname, taip ir teberimai toje pačioje vietoje. Labas, Dinai. Panašu, jog ir tu neskubė atostogauti. Spėsiu. Kai grįšime iš Panevėžio profesinio rengimo centro, palaikysi man draugiją? Aišku, daug gražių atsiliepimų apie šią mokyklą girdėjau. Tikrai? Tai ko mes laukiame? Viešosios įstaigos Panevėžio profesinio rengimo centro modernioje transporto sektoriaus mokymo bazėje variklių riaumojimas įprastas reiškinys. Tai ir lengvųjų automobilių, ir sunkiasvorės žemės dirbimo technikos šeimininkų traukos centras. Rengiami vairavimo ekstremaliomis sąlygomis meistriškumo konkursai. Irgi ne naujiena. Veikiau galimybių, kokių geistų bet kuri mokykla, visavertis išnaudojimas. Automobilio vairavimo konkurso metu tiesiog buvo apmokyti teoriškai mokiniai, po to pabandyta praktiškai ir jie vis tik tai demonstruoja, kaip sugeba ekstremaliomis sąlygomis valdyti automobilį. Tuo pačiu metu mes taip pat tiesiog palaikom saugų eismą. Ir jeigu mokinys arba vairuotojas galės ekstremaliomis sąlygomis valdyti automobilį, mūsų eismas bus saugus, mes būsime saugus. Konkurso dalyviai pagal specialią mokymo programą apmokyti vairuoti automobilį ant slidžios dangos, o mokinius lydintiems mokytojams ir sirgaliams surengta pramoginė rungtis. Autodromo trasoje savąjį meistriškumą demonstravusio Anykščių technologijos mokyklos direktoriaus Ramūno Zlatkaus teigimu visuomet svarbu įvertinti kaimynų pasiekimus, juolab kad jie stebėtinai ryškūs. Lietuvoje vos 4 tokie modernūs centrai. Tokios bazės mes negalėsim aišku turėti, bet mes jau pasirašėm su darbo rinkos mokymo centru bendradarbiavimo sutartį ir turėsim galimybę atvežti savo mokinius čia patobulinti jų įgytus įgūdžius. Mokyklos bazė šiandien atitinkanti kone visus ES reikalavimus, tarnaujanti ir jaunam, ir suaugusiam, nesvarbu, panorusiam pirmąją ar jau kelintą profesiją įgyti. Panevėžio profesinio rengimo centro darbo aprėpties laukas nuo bendrojo pagrindinio ir vidurinio profesinio mokymo iki kvalifikacijos kėlimo, žemdirbių tęstinio mokymo, nelygu kokie kieno poreikiai. Mokslas suteikia galimybę rinktis. Taip skamba ne tik mokyklos šūkis, tokia yra ir tikrovė. Lygiu plačiu keliu vedanti nuo amato iki verslo. Juk neatsitiktinai mokyklos socialinių partnerių būryje su dovanomis ir vienas ilgamečių šios švietimo įstaigos bendradarbių, Panevėžio autoserviso vadovas Antanas Plėštis, nuolatinis valstybinių egzaminų komisijos pirmininkas. Džiaugiamasi abipusę naudą. Be praktikų neišsiverčiama mokantis, bet tinkamai parengtų specialistų dirbant. Turime darbuotojų ir ne vieną turim. Ir gerai dirbančių. Ir tikrai ir stengiasi pedagogai čia tikrai geri ir bazė tikrai dabar jūs patys matot, kokia čia įrengta ir tikrai, kad mes džiaugiamės turėdami Panevėžį tokią mokymo įstaigą. Gausus būrys Panevėžio profesinio rengimo centro socialinių partnerių apsaugos aikštelėje dairosi ne tik iš smalsumo, ketindami apdovanoti konkurso lyderius. Juolab, kad be mokyklos ugdytinių žemdirbiški kraštai savosios kasdienos seniai nebeįsivaizduoja. Pasitarę įsteigėm tokį prizą, skaitom, kad tai bus taip pat praktinio mokymo užduotis nugalėtojai, kad jis tinkamai išnaudotų mūsų prizą, o šiame prizą yra 100 eurų vertės čekis išmokė veži, kadangi čia važinėti reikia be tinklo, taip kad galės praktiškai panaudoti šitą čekį. Technikos priežiūros verslo darbuotojo profesiją rinkęsis Valdas, gyvenimiškos patirties įgijęs tėvų ūkyje ir suvokęs, kad žemė taps ir jo maitintoje, tvirtina, neužtenka tik kaupti vyresniosios kartos patirtį, būtinos naujausios žinios, kokybiškiausi praktiniai įgūdžiai. Tik tuomet amatas garantuos sėkmę. Specialybė yra susijusi labai su žemės ūkio technika, traktoriai, savaeigiam mašinom. Man įdomu yra dėl to, nes aš kaip pats gyvenu kaime ir
daug tekdavo ir dirbti su tokia technika ir viską. Ir man pačiam tiesiog patinka toks dalykas, tai dėl to nusprendžiau ateiti ir mokintis čionai. Valdas, ką tik įgijęs reikalingą profesiją, pasakoja. Jam patikę mokytis Panevėžio profesinio rengimo centre. Malonu bendrauti su geranoriškais, optimizmo niekad nešykštinčiais dėstytojais. O mokslas, jeigu jauti, kad esi savo vietoje, nesunkus. Svarbiausia, nesyk pakartoja, kad profesija trauktų, kad norėtum pažinti, išmanyti tos galingos technikos valdymo subtilybes. Dar vienas privalumas – besimokydamas išlaikai traktorininko teises. Pats Valdas, mokyklą baigęs, nekantrauja kibti į darbus, nors nuo jų realiai lyg ir nebuvo atsitraukęs. Bet diplomas, pripažįsta, suteikia daugiau pasitikėjimo savimi, įkvepia drąsos, galbūt kurti savąjį ūkį. Apie tokią galimybę mąsto rimtai, nes reikiamus pagrindus turi. Norėčiau savo ūkį atsidaryti, bet nežinau, kaip bus ateityje, gal sunkiai seksis, bet jeigu stengsis, viskas įmanoma, manau. Tikiuosi, jeigu gyvenime susiklostys viskas gerai, kad būsiu ūkininkas, ūkininkausiu. Nes, pavyzdžiui, dar mano specialybė, kaip yra technikos priežiūros verslo darbuotojas, tai mus mokina ir ne tik ten technikos prižiūrėjimą ir darbą su ją, bet ir mokina verslo pagrindų, kaip įkurti verslą, kaip jo naudotis ir visų panašių tokių dalykų. Vaikinas – tarptautinių arimo varžybų pirmosios vietos laimėtojas. Varžytuvės su geriausiais artojais – dar viena vertinga patirtis. Būsimasis ūkininkas neneigia. Iš pradžių be menkiausio entuziazmo sutikęs mokytojo pasiūlymą dalyvauti tokiame renginyje. Juokėsi, vaikiškai taip, atseit kas ten gero. Nuobodu, bet po pirmųjų varžybų nuomonę kardinaliai pakeitęs. Buvo ir įdomu, ir smagu. Ir apdovanojimai vertingi. Vienose varžybose pasisekė, kitose ne. Sako, na, kaip visada gyvenime. Tiesiog patiko. Susipažinti su žmonėmis. Ir ne tik. Iš pradžių žiūrėjau į tą kryptį taip nelabai įdomi ir taip atrodo, kad ten bus taip, vaikiškai taip. Bet iš tikrųjų sudalyvavęs pirmą kartą tuose pirmose varžybose tikrai buvo ir įdomu, ir smagu, ir tenai visokie prizai yra įdomus. Tas pačias varžybas gali panaudoti, jeigu tu ūkininkausi, tiesiog gali panaudoti tam savam žemės ūkiui ir tu mokėsi arti, tarkim, labai gerai ir gražiai. Nes tai iš tikrųjų žemės ūkio arimas yra labai svarbu. Automechaniko amatą visur, kur bekeliautų, su savimi nuo šiol vešis Gražvydas. Anykštėnas konkretus. Ir profesiją, ir mokyklą, kurioje mokysis, rinkęsis labai apgalvotai. Čia mokiausi 2 metus, dabar atėjo egzaminai. Per tuos 2 metus išmokau ne tik praktinių, bet daug ir teorinių. Prieš tai ateidamas mokėjau kažkiek, bet įgijau dar daugiau. Praktinių irgi buvo labai faina mokytis, nes labai geri mokytojai padeda. Klasė irgi grupiokai iškart atsirinkom, kuriem tai patinka. Čia kaip visą laiką negali būti taip, kad visi ateina ir visiems tai patinka. Tad tai irgi atsiskyrė ir radom bendrą kalbą ir per praktinius dalykus daug mokėmės, daug ardėm, dėjom, nes šitoj mokykloje yra visa įranga faktiškai pradedant nuo šviesų reguliavimo ir baigiant variklių skyriaus remontu. Tai tikrai daug dirbom, daug ardėm, dėjom ir daug išmokom. Diplomų įteikimo šventė netrunka ateiti, o dar greičiau praeiti. Tenka mąstyti apie darbinę karjerą. Kokia ji bus? Puiki? Balse? Jokios abejonės. Esu užtikrintas savim, kad darbą tikrai gausiu, nes daug moku šitoj specialybėj. Gal net ir pats kažką atsidarys, kokį serviziuką. Aišku, reikia rasti tam tinkamų žmonių, kuriais galėčiau pasitikėti ir klostyti verslą toliau. Gražvydas tuoj pat išvardins priežastis, dėl kurių būsimieji automechanikai turėtų nedelsiant atsidurti Panevėžio profesinio mokymo centre. Čia yra nauja įranga. Ir anksčiau mokėsi keli draugai irgi pasakoja, kad labai geras bendravimas mokytojai, visada padeda, patarė, todėl sakau, reikia ir man čia apsilaikyti. Ir tikrai nesigailiu, labai fainiai atsimokiau, tikrai kartočiau dar kartą kursą. Na ką, šmaikštaujame, paprašyk,
gal antriems metams paliks, bet žvelgiant į laimingą, vidinę stiprybę radus savo kelią trykštantį žmogų, nenori klausi, koksgi tavo sėkmės receptas, gal sužinojus jį lengviau bus rinktis netokiems ryžtingiems. Aš patarčiau visiems, kam rūpi bent kažkiek šitas dalykas, ne tiem, kuriem patinka piešimas ir eiti automechaniką, kam patinka kažkas su transportu, čia eiti mokytis, nes tikrai čia daug galima išmokti ir ateičiai, nes yra toks amžius, kai visi beveik turi automobilį, o norint jį eksploatuoti, detalės dylerį reikia tvarkyti. Būsimoji higieninės kosmetikos kosmetikė Eglė save vadina meilės emigrantė, iš Vilniaus atvažiavusią gyventi į Panevėžį. Dar daugiau, trapi kukli mergina prabyla apie didžiulį iššūkį, pasiryžimą pagaliau įgyvendinti svajonę. Pirmiausia, sako, reikėjo tvirto apsisprendimo, tuomet beliko tik apsidairyti. Kuri mokykla padės tą užduotį įvykdyti? Atrodytų paprasta, bet tik iš pirmo žvilgsnio. Buvo pasirinkimo kriterijai ir esu pati baigus aukštąjį, bet tiesiog tą vaikystės tokia svajonė dirbti grožio srityje nedavė visą laiką ramybės. Ir kai supratau, kad labai to noriu, reikia to siekti ir būtent įstojau čia. Čia aš atradau labai profesionalius dėstytojus, labai stiprią mokymo bazę, vyksta seminarai, kur atvažiuoja tikrai profesionalūs specialistai, dalyvaujam ir konkursuose, ir kituose renginiuose, kuriuose parodom savo žinias ir savo sugebėjimus. O kas yra tas svarbiausia, tai manau labai daug noro. O kai yra labai daug noro, tai gali pasiekti labai daug ir pati supratau, kad tas noras ir tas žinių norėjimas gauti tas žinias visas, tai privedė prie to, kad aš dabar baigusi praktiką radau darbo vietą. Amatas. Galimybė įgyti amatą. Kaip tai keičia žmogaus savivertę? Kokiems užmojams suteikia jėgų? Leidžia labai greitai suvokti savo galias pasirinktoje srityje. Įsitikinti, kiek tiesos tarp įsivaizduojamo ir tikro darbo. Galiausiai išties pasimatuoti profesiją. Eglė tvirtina patyrusi. Kontrastas tarp studijų aukštojoje mokykloje ir profesinėje stulbinantis. Nuo pat pradžių, nuo pat pirmos dienos tu pradedi dirbti, nes yra labai daug praktikos. Tu priemi klientą kaip ir darbo savo vietoje, dirbi su profesionalia kosmetika, tai yra nesulyginami dalykai, tai ne tik daug žinių gavimas, bet ir to praktinio didelio darbo įgūdis yra. Tu lietiesi, tu matai, tu kiekvieną odą įvertini, kiekvieną mūsų klientą mokykloje jį priemi kaip ir darbe ateityje. Eglės svajonė pildosi, kitiems jie linki to paties. Tai galbūt nebeverta klausti, kurį darbą dirbs diplomuota sociologė ir higienistė. Šitą darbą, nes jis yra labai mielas, labai trokštamas, labai ilgai lauktas, tai ir labai mylimas tapo. Vis dėlto, kodėl į tikslą Eglė eina aplinkeliais? Gerai, kad tokių yra, juokiasi. Bet atsakymas tikslus daugelio išgyventos, ar kaip tik dabar išgyvenamos būsenos apibendrinimas. Gal buvo tiesiog tas pasimetimas 12 klasės baigimas, reikia aukštojo, bet kokio aukštojo, kuris tau gal ir nelabai patinka. O po kiek laiko ateina tas suvokimas, kad ką tu nori daryti gyvenime ir kad
tas darbas tau neštų ne tik kaip darbas, bet ir tas malonumas kartu, kur tu tiesiog džiaugtumėsi kiekvieną dieną, kad tu eini į darbą. Panevėžio profesinio centro direktorius Bronius Sadula, svetingai verdamas profesinio mokymo kabinetų duris, pristato: esame šiuolaikiškoje mokymo įstaigoje, turtingoje galimybių įvairove. Jaunas žmogus čia įgijęs amatą, laukiamas ir kolegijose, ir universitetuose. Svarbu, kad profesijos šiame centre mokiniai mokosi europinėmis lėšomis atnaujintoje mokymo bazėje. Taigi, pradedame nuo pačių mažiausiųjų. Mokiniai baigia 8 klases, gali ateiti mokytis 9-10 gimnazijos klasėje ir susipažinti su įvairiom technologijom, kad baigęs 10 klasių pažintų ir mokyklą, ir profesijas ir galėtų pasukti mokytis 11-12 klasę ir taip pat įgyti profesinį išsilavinimą. Didžioji dalis mokinių, kur ateina mokytis po 10 klasių, jiem pateikėme labai įvairų spektrą profesijų, pradedant nuo grožio iki automobilio. Tai, jeigu kalbėti apie grožį, tai kirpėjos, higieninės kosmetikos kosmetikės. Jeigu kalbėti apie automobilį, tai automobilio mechanikas, automobilio elektromechanikas, žemės ūkio gamybos verslo darbuotojas, agroserviso darbuotojas, mekatronikai. Taip pat turim naują bazę, kurią, manom, rugsėjo mėnesio pradžioje atidarysim. Tai yra šiuolaikiška statybininkų ruošimo bazė, kurioje galima įgyti statybininko amato, mūrininko, betonuotojo, apdailininko, statybininko, taip pat statybininko, baigusius po 12 klasių. Tai įvairūs taip pat spektras specialybių, automobilio mechanikai, automobilio elektromechanikai, kompiuterių derintojai, apdailininkai, statybininkai ir nepamirštam grožio, tai kirpėjos ir higieninės kosmetikos kosmetikės. Manau, kad visos yra galimybės atvykus pas mus įstoti, priėmimas jau vyksta, todėl kviečiu visą gražų jaunimą atvykti pas mus su dokumentais ir tęsti mokslą pagal pasirinktą profesiją. Visos mokymo programos išsamei Panevėžio profesinio rengimo centro internetinėje svetainėje. Pažangiausiems mokama stipendija, mokiniams suteikiamas bendrabutis, įgytos žinios įtvirtinamos ir Lietuvos, ir užsienio įmonėse Italijoje, Portugalijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Airijoje. Vis dėlto iškalbingiausi susitikimai su tais, kuriems Panevėžio profesinio rengimo centras tapo sėkmės istorijos pirmuoju sakiniu. Kauno technologijos universiteto Panevėžio instituto laborantas, kurio veikla, tariant trumpai, robotai visi – pramoniniai, mobilieji, elektronika, automatika, mikrovaldiklių programavimas, Panevėžio profesinio rengimo centro ugdytinis. Raimondas šiandien rimtai galvoja apie mokslinę tiriamąją veiklą. Ir žinojau, kad noriu su elektra, tai taip gavos, kad, sakykime, čia Panevėžyje buvo panaši specialybė, dabar tiksliai nepasakysiu, ar energetinių sistemų elektronikas, ar elektroninių sistemų energetikas, kažkas va tokio. Tai pasirinkau šitą ir kažkaip pradžiai galvojau, kad užteks, kad eisiu dirbti. Padirbau praktiką ir pagalvojau, kad, kai specialybės dalykai prasidėjo, tai pasižiūriu, kad visai gerai mokinausi. Ir pagalvojau, kad reikia pamėginti dar kažką. Tai norėjau į kolegiją, bet draugai kalbino, sako, pamėgink į universitetą. Įstojau, baigiau magistrą, tai yra baigiau bakalaurą, po to baigiau magistrą. Gavos taip, kad bakalaurė buvom išvažiavę į Austriją pagal Erasmus. Tenai pirmą kartą su tokiais robotais, kaip čionai teko padirbti, teko pirmą kartą iš arti pamatyti, patiko, čionai grįžom ir kaip tik irgi 2 buvo nusipirkę. Tai su grupioku pradėjom dirbti prie jų, ten, sakykime, prikėlėm, pradėjom judinti juos, parodėm universitetui, kad jie čia tą gali, pradėjom žaisti ir gavos, kad dar daugiau įsigijo. Kūrėm laboratoriją su profesoriu Viteniu ir, sakykime, taip ir likau čia.
Raimondas su bendraminčiai studentai šiandien dar ir moksleivių būrelio vadovas, jaučiantis pareigą jaunam žmogui parodyti, kad technologiniai mokslai nėra baisūs, atvirkščiai labai įdomus ir manyti, kaip dažnai girdi, kad robotai galbūt tolima miglota ateitis, neverta. Iš tikrųjų Lietuvoje diegiami ir pakankamai sparčiai, nes iš tikrųjų yra toks dalykas, kad kai kurios užsienio įmonės net nebeperka produkcijos, jeigu jinai nėra gaminama robotų. Ypač, pavyzdžiui, kur reikia suvirinimo. Nes kas liečia suvirinimą, tai yra žmogaus nuodijimas. Nes visą laiką kvėpuoja metalo garais. O taip ilgai dirbant, sakykime, atsiranda koks plaučių vėžys ar kitos rimtos ligos. O robotas, sakykime, išgelbsti gyvybę. Ir kitas dalykas, kad jisai žymiai kokybiškiau dirba. Tas pats žmogus, kuris, sakykime, turi patirties suvirinime, geriau jau tada tegul tikrina, galvoja, kaip patobulinti tą suvirinimo procesą, o ne pats nuodytųsi ir, sakykime, trumpai gyventų. Kęstutis pasuko į Panevėžio profesinio rengimo centrą, kai pats pasakoja ekonomiškai itin sunkiais Lietuvai laikais. Rinkosi žemės ūkio technikos mechaniko profesiją. Pavadinimas gal nėra platus, bet įgytų specialybių buvo labai didelis, kaip pasakyti, kiekis. Tai buvo suvirintojas, tekintojas, šalkalvis, vairuotojas, buvo teisės tiek paprasto automobilio, tiek galimybė motociklo, taip pat sunkvežimio, aišku, traktorininko teisės, kombainas, paprasti traktoriai buvo ir agronomijos pagrindai, gyvulininkystės pagrindai. Visos šios žinios iš tikrųjų pravertė, tiek tos mechaniko, kaip pasakyti, pakraipa visa duoda tos naudos, išprusimas, išmanimas to žemės ūkio, būtent srities irgi, kaip ir visi buvo pagrindiniai pagrindai gyvenimo, savarankiško gyvenimo pradžiai iš tikrųjų. Nuo žemės ūkio, sako Kęstutis, ne kažin kiek ir atsitraukęs. Simboliškai. Tiksliau, grįžęs, kad teiktų dar kokybiškesnę paslaugą. Pirmiausia, išvažiavau į stažuotę. Būtent buvo vykdomas Lietuvos mastu žemės ūkio būtent ministerijos konkursas. Taip patekau tarp tų keliasdešimties moksleivių iš visos Lietuvos, kurie praleido pusę metų Vokietijoje. Baden-Württembergo žemėje būtent ir atlikom praktiką pas ūkininkus. Tai susipažinom su naujausia technika, su naujausiam technologijom ir tai irgi pakankamai davė žinių papildom būtent šitas. Vėliau būtent įsidarbinau prekybai, kaip ir atsitraukiau nuo žemės ūkio, tuo pačiu mokiausi KTU, Kauno technologijos universitete, įgijau bakalauro kvalifikaciją vadybos srityje. Vėliau stojau į magistrą, taip pat vadybos, su finansinė pakraipa, pabaigiau pačiam Kaune. Dar darbinė, kaip pasakyti, pakraipa buvo visą laiką prekyba. Baigus finansus magistrą, tada dirbu finansinėj institucijai ir dabar daugiau negu metus dirbu jau būtent Specagroje, kuri užsiema žemės ūkio technikos prekybą. Kaip ir grįžau vėl atgal prie tų mokslo ištakų, būtent prisimenu, ką išmokau, mokosi daugiau ir tobulėjau. Panevėžio profesinio rengimo centro filosofija – neiti pirmyn, lygu žengti atgal. Akivaizdu, kad tai ne tik skambus teiginys. Sakyk, ką nori, buvo puiku. Tiek įspūdžių, kad jokių atostogų nebereikia. Atsikvėpk iki kito savaitgalio. Pažadu, puikiai praleisime laiką kitoje nuo amato iki verslo laidoje. Dėkojame žiūrėjusiems. Šią ir kitas nuo amato iki verslo laidas galite peržiūrėti TV3 Play galerijoje. Iki susitikimo kitą savaitgalį.